Labadiena visiems, 16 val. Šiandien žymi 8 rungtynių Senbet nacionalinėje krepšinio lygoje startą. Tonas Gintautas Matulis, 10 Karolis Guščikas, 17 Jokūbas Rudaitis, 10 Gvidas Gicevičius nepataikęs, bet Ilja Kurucas. Žalgiriečiai yra iškovoję 7 pergales ir patyrė 6 nesėkmes. Guščiko taškai. Ima kamuolį, Guščikas kelia ranką prašydamas perdomo, gauna gerą perdomo Karolis ir toks yra nesusiję Egidijus ir Tomas, bet Žalgirio komandos atstovas. Guščikas pasirodė vėl Jurbarko penkete. Gicevičius atakuoja per Matulio iškeltas rankas. Danisevičius galiausiai pramuša. Belevičius gražiai. Belevičius yra vienas iš variantų, kuris gali išgelbėti. Jo kosminis metimas netaiklus, bet Karolis Guščikas iš tų, kurie rungtyniavo, yra dar nepasižymėjęs. Ilja Kurucas. Antrasis jo dėjimas šiandien. Ir kur kas smagesnės rungtynės jam. Kamuolį perima Buika. Galbūt bus pirmas Manto rezultatyvus perdamas, taip ir yra. Klausimas, iš kurio taško turi grąžinti kamuolį į žaidimą Žalgirio dubleriai. Čia 2 taškai su pražanga, Mantas Laurenčikas. Timas šiek tiek pritrūko, Nausėdas pasileidžia greitą ataką be sumušimo. Yra prametęs. Dovydas Buika nusimeta Gicevičius, šis atakuoja iš toli ir Gvidas Gicevičius. Buika gali išvesti komandą į priekį po labai ilgos pertraukos. Žalgiris vėl pirmauja. 1 tašku pirmauja šeimininkai. Matulis eina į žaidėjus pūsti. Nausėdas šį kartą atakuoja. Pora jo tritaškių yra labai svarbus. Jurbarkas apsigina, bet apsigina ir Bulanovas apšvarina olimpinį prizininką. Ir dar 2+1 situacija. Kelias sekundės. Nausėdas tas sekundės paverčia trečiuoju taikliu tritaškiu. O dabar Belevičius pavogė iš varžovo kamuolį. Belevičius turi 3 pražangas. Buika galbūt dar kartelį turi erdvės. Buika ir pataiko. Belevičiaus perdamas nežiūrint į komandos draugą. Žalgiris pasileidžia į ataką. Dovydas Buika prieš Matulį. Pasirodymu prieš Kretingą. Šakiai sutriuškino Šilutę 20 taškų skirtumų. Danisevičius. O Jurbarkas turi ir kamuolį ir +5. Bei +7. 83-79. Jurbarko komanda galiausiai iškovoja pergalę po atkaklios kovos.